Sveiki. Nu va, ir šiandien pagaliau keliavimo video. Ištrūkau iš namų, palikau žmoną vaiką namuose. Biški galvoju, reikia pailsėti visiems vieni nuo kitų. Pasiėmiau šunį, kemperį ir išvariau. Ir šį savaitgalį galvoju ne nakvoti kempinguose, gal nakvoti tik free campinti kur nors. Ir įdomesnėse vietose. Planas yra važiuoti iki Trolių kelio, kuris, kaip žinot, šiemet yra uždarytas. Bet mes praeitą kartą buvom iš viršaus važiavom, viršui, o dabar atvarysim iš apačios. Tai ir yra planas toks pirmai nakčiai permiegoti toje aikštelėje tenai. O antrai nakčiai yra irgi toks planas, kaip ir galbūt iki Trolių sienos važiuoti, ten pasižiūrėti kažką. Bet šiaip nežinau, antrai nakčiai nelabai kažką dar labai taip galvojau. Bet pabandom tada nuvažiuoti iki Trolių kelio, dar iki Pardės reikia užvažiuoti, nes išvažiavau tai tik duonos pasiėmiau. Tai va. Tai ką, važiuojam tada. Buvom parduotuvėje, pasivaikščiau su šuniu biškį vienoje vietoje čia. Dabar važiavom į Trollstigeną. Čia toks kažkoks judesėlis yra. Čia toks kažkoks judesėlis yra jo, bet kavos išsigersiu. Eisim pažiūrėti. Ir Trollstigenas. Tai dar neįsikūriau pilnai. Iš tikrųjų persivariau biškį mašiną, biškį kemperį geresnę vietą. Neįsikūriau pilnai, nes čia dar taip atvažiuoja vieną kitą mašiną. Nusifotkina čia ką nors ir išvažiuoja. Bet šnekėjau čia su vienais tokiais, jie čia ėjo peškom. Čia yra toks trailas tenai iki tilto. Ir paskui eini keliu, į patį viršų eina nueiti. Tai sakė, yra prikritę akmenų tenai. Ir šiaip net dabar matosi, kažkas ten kažką daro. Įsikursim biškį vėliau, kada čia jau biškį patems. Įsikursim griliuką, pasėdėsim. Tai ir davai tada. Žodžiu,
ką tik griuvo kalnas. Išgirdau tik garsą. Prie jau žiūriu. Byra gabalas. Atskilo gabalas kalno. Kalnas yra iš tikrųjų aktyvus. Matosi, kaip gabalai byra. Čia nežinau, turbūt kokybė bus bloga ir nesimatys labai daug. Bet žodžiu, atplyšo geras gabalas. Žodžiu, tas kalnas tai ten toliau griūva. Aš taip buvau viduj. Kažką lyg ir taip nuduriavau biškį. Girdžiu toks tik... Prieinu prie lango, žiūriu baltą. Viršui tenai ir tokie luitai krenta. Tiesiog daužosi į uolą. Ir po to karto gal kokius dar 10 kartų buvo. Ir, bet po mažiau jau. Taip ir dabar visą laiką krenta kas nors biškį. Koks ten vienas kitas akmuo. Nežinau, reiks žiūrėti, gal dar ką nors prifilmuosiu. Va, išsikepsim dešrelių, išsikūrens ugnis. Smagiai čia pabūsim. Tikiuosi naktį neužnuburduos. Nu va, užmetėm grotelės. Gaminsim toj valgyt. Vieno dalyko tik trūksta. Bokalo Guinneso. Bet prigužėjo žmonių aikšteliai. Su dronu čia vienas skraido, kita moteris čia vaikšto su fotiku. Fotkina. Žodžiu, vis atėjau čia. Atsisėdęs į tą kalną žiūrėjau, laukiau, kol vėl nukrist gal kas nors. Sėdžiu, girdžiu, kažkas žiūriu, nieko nematau, atsisuku į kitą pusę. Žiūriu ten, čia griūva, kitoj pusėje kalnas. Dar matosi, iš tikrųjų, dulkes sukėlė. Nu. Va, atrodo, iškepė. Nu va, dešrelė su sūriu ir su Žemaitijos duona. Pažiūrėsim, kaip gavosi čia. Dar padažiuką tokį neblogą nusipirkau grėtininį. Grėtinės su česnaku. Česnakinis toks grėtinis padažas.
Žiauriai geros dešrelės. Aštras ir su sūriu viduj. Nu va, ir tiek pirmos dienos. Eisiu dabar, pažiūrėsiu teliką, filmą kokį nors. Ir tikiuosi naktį čia nebirės tie kalnai. O rytoj nauja diena, žiūrėsim kažką įdomaus, gal nuveiksim, gal nuvarysim biškį ten iki to tilto, arba žiūrėsim pagal situaciją kaip kas. Tai susitinkam rytoj. Nu va, atsikėlėm. Gerai išsimiegojau, iš tikrųjų žiauriai. Buvo vėsų kemperį, taip 15 laipsniukų naktį. Šildymo nejungiau. Bet va, koks viešbutis jums gali atstoti tokį vaizdą ryte. Geri kava, tylu, ramu. Pabėgi nuo miesto, nuo kasdienybės. Eisim paskui į miškiuką biškį pasižiūrėsim, kas miškiukė gero. Tuo treilu biškį paeisim į viršų, bet daug neeisim gal, nes biškį tingiu ir biškį nemanau, kad yra labai saugu čia vaikščioti. Ta prasme, kad ten yra, tai gerai, čia eini ir eini, bet vat, kad vakar dar ir toj pusėj nubirėjo biškį, tai jau man nepatiko. Bet šiaip naktį tai negirdėjau nieko, kad kažkas birėtų. Tai va, varom gal. Po truputį reikia eiti šunį pavedžioti. Nepavedžioti, šuo pats pasivedžios. Nėra žmonių čia aš vienas naktį buvau iš vis. Ir dar tebesu vienas. Tai va.
Nu va, kažkokio didesnio kalnų judėjimo nebesulaukiau. Varau iki Andalsneso dabar atgal ir varysim iki Trolių sienos pažiūrėti. Tai va, gerai, varom. Va, atvarėm prie Trolių sienos, tiksliau atvarėm jau kuris laikas. Aš kadangi šiandien su gaidžiais biškį atsikėliau, tai pamiegojau biškį. Tai va, iš tikrųjų atvažiavau čia, tai galvoju, čia tikrai nepasiliksim, nes šitą aikštelę visą buvo pilna autobusų, žmonių ir mašinų. Bet ta prasme, absoliučiai pilna aikštelė. Galvoju, čia tas judesys neišjudės niekaip. Bet va, sakau, pamiegojau valandikę. Žiūriu, aptuštėjo, dabar taip vienas kitas atvažiuoja. Sustoja, išlipa, nufotkina ir nuvažiuoja. Tai gal ir bus potencialo šiandien čia. O dabar einam, parodysiu, kaip čia viskas atrodo. Tai va, biškį pasikeitė planas, atvažiavom į kempingą dabar. Tas kempingas vadinasi Trollvegen Camping. Čia yra vienu žodžiu, ta aikštelė, kur buvom Trollvegen, tai yra ten maždaug 300 metrų. Ir, vienu žodžiu, ten buvom, ten nesibaigė tas judesys. Vienu momentu jau aptuštėjo viskas, jau nebėra mašinų, nieko. Jau galvoju, gerai, dabar tipo vieną kitą mašiną atvažiuos, tai ir viskas. Ne, bet paskui vėl ten vieni atvažiuoja, kiti išvažiuoja, paskui autobusas dar atvažiavo, dar fūros atvažiuoja, ten pristoju, daro pusę valandos. Žodžiu, taip ir nesibaigia. Ir tas toks, nežinau, taip sėdi ten. O čia va atvažiavam, šuo gali lakstyti. Kempingas beveik tuščias, gal 4 kemperiai stovi. Dideliam šitam kempingė, tai va, ir nežinau, ir čia pabusim ramiai, turėsim elektrą, kurios mums nereikia, bet va, turim vaizdą užtat, turim saulę dar kol kas, nes iš tikrųjų ten, kad ir yra ten 300 metrų, bet ten saulės jau nebėra to aikštelė. Jau čia irgi, aišku, toj nebebus jau jos, bet o ką? Užsikursim griliuką, dar yra va išdeginta vieta mano griliaus po praeito karto. Nes čia ta pati vieta yra, kur mes buvom, kai važiavom į kalnų kelią. Tai va, ir tiek žinių, kažką nueisim va į mišką prie upės, pažiūrėsim, kas ten gero. Ir, davai. Ane, Rydai, einam, davai.
Nu va, parėjom iš treiliuko to. Gera ta upė tokia graži, skaidri tokia visa. Tai va, ten pirmin atgal taip suėjom, tai čia viskas vietoj buvo, bet mes sugalvojom dar toliau eiti į mišką ten. Tai nežinau, kokius pirmin atgal, 3 kilometrus gal nuėjom kažkur. Tai va, užsipūrėm griliuką, va, biški vėjukas yra, bet toks 1 metras per sekundę gal. Tai va, dabar taip pasėdėsim, išsikūrensim, išsikepsim dešrelių vėl. Šiandien nusipirkau dešrelių choričio, aštrių. Tai įvertinsim dešrelės. Dar aš, kaip sakiau, esu sakęs, kažkada man galėtų ir šašlykų ir nebūt, man svarbu, dešrelių, medžiotojų dešrelės tai yra topas. Bet visos kitos tokios skanesnės dešrelės irgi pirmoji vietoj. Tai va, gerai, išsikūrenam ir kepam. Nu, pažiūrėsim, kas čia per choričio dešrelės. Bet tokios jaučiasi. Taip į ranką paėmus tokios mėsingos. Nu, ne tokios, ne sasiskinės tokios. O kaip iš tikro faršo. Kvapas tai toks geras. Nu va, o kas dabar? Dabar liko mėgautis vakaru. Pavalgiau dešrelių, iš tikrųjų. Dešrelės tai žiauriai gerus buvo. Tokios ne per aštros, bet skonis momentais buvo kaip estrelos mėlyno čipsų. Tai žiauriai skanius buvo. Viskas visada yra ant laužo, skanu. Jo, čia toks, tas savaitgalis toks, iš tikrųjų čia toks, nu kaip, čia nėra visai toks keliavimo savaitgalis. Čia aš norėjau pačilinti tiesiog ir jo, ten, kur buvom toj kitoj vietoj, tai ten, nežinau, kažkaip nemačiau ten savęs čilinančio. Iš
Iš tikrųjų, kai yra tas judesys toks, visą laiką esi kažkam ant akių. O čia kempingas tuščias, nu, biški, atsirado kemperių dar. Bet irgi čia niekam neįdomu, visi kas savo ką daro. Tas iš tikrųjų, tas trolių sienos parkingas tenai, jisai žiauriai gerai yra, jeigu tik tai atvarai, tai permiegoti. Tai važiuoji, kai tik nuo Oslo kažkur ir prieš Andalsnę savo bum į tą įvariai, permiegojai, kažką ten paveikia, yra ten tūlikai, viskas, šiaip jeigu ir varai į Trollstigeną, čia kiek čia, koks 20 km gal. Net ne 20, mažiau man. Žodžiu, Trollstigenas yra už trolių sienos. Grinai, čia tas pats kalnas yra, tik tai kitoj pusėje kalno yra Trollstigenas. Tai va, o ką aš pavakaruosiu dabar? Pasėdėsiu, eisiu kokį filmą pažiūrėsiu. Ir call it a day. Jo. Nu va, ir koks viešbutis jums gali atstoti tokį vaizdą ryte. Bet jau yra sekmadienėlis ir jau važiuosim namo šiandien. Taip nenoriu iš tikrųjų, bet nieko nepadarysi. Vakar taip pasėdėjau prie laužo biškį, iki kokios 11 ir paskui parvariau į vidų. Jau pažiūrėjau teliką, filmą vieną. Ir jau miegoti, atsibundu, va taip, va, viskas atrodo. Tai va, nu va, aš tai žiauriai nenoriu namo, nes esu toks labiau gamtos žmogus, nenoriu to miesto, nieko. Galėčiau kelyje gyventi ir dešrelės kepti kiekvieną vakarą. Bet ateina sekmadienėlis, o ką daryti, nu reikia važiuoti namo tada. Nu tai tada ir susitinkam kitam viduose. Pafollowinkit mane Instagrame ir jo, ir gero jums rudens.